Dramatiškai pasibaigusiuose rungtynėse, kuriuose Rotenos kolegijos komanda rezultatų 96-95 paskutinę sekundę palaužė Ledevilos komandą. Prieš jūsų akis rungtynių didvyris Mantas Varnagiris, kuris lemiamą metu šaltais nervais mėgė tolimą metimą ir išplėšė savo komandai pergalę. Taigi Mantai, sveikinu su pergalę ir sakyk, kokios buvo šios varžybos. Dėkui. Nežinau, varžybos kaip ir visos, stengiamės visi. Mūsų komanda yra žema, todėl stengiamės daug atakuoti iš toli. Šiandien pasisekė tiesiog. Ką akcentavot prieš šios rungtynes? Tikrai Ledevilo yra gerų žaidėjų, todėl stengiamės daugiau gintis po krepšiu, kad per priekinę liniją kuo mažiau būtų pelnyta taškų. Bet individualiai mus, kaip galima sakyti, išmaudė ir daug taškų pelnyti. Mantai, tavo manymu Ledevilos ekipoje, kas daugiausiai bėdų pridarė jums? Asmeniškai man, tai jų žaidėjas Pelšas tikrai geras ir buvo sunku prieš jį ginti. Arturas Pelšas šiose rungtynėse pagerino visų laikų Marijampolės krepšinio įgijų lygos rezultatyvių perdavimų rekordą. Jų atliko net 14 ir sakyk, tavo manymu šis žaidėjas. Tavo mintis apie jį. Tikrai geras, negaliu nei vieno išskirti, visi stengiasi ir kaip išėjo, kuriem leido, tas ir sužaidė tas varžybas. Ką paskutinės minutinės pertraukėlės metu jūsų komandoje sakė Tomas Višniauskas? Stengiamės žaisti ant Tomo Mašenkovo, tačiau jį kaip ir buvo galima spėti ir uždengė, todėl reikėjo kažkam kitam pulti lemiamą ataką. Man tai pabaigai, sakyk, tavo manymu, Rotenos komanda jau bet kokiu atveju patenka tarp 6 stipriausių, tarp jų yra ir Ledevila, nors ir buksuoja viso sezono metu. Sakyk, kaip manai, tavo manymu, kas lemia tai, jog nors ir galingą sudėtį surinkusi komanda žaidžia taip banguotai ir neužtikrintai? Nežinau, čia reikėtų tikriausiai jų klausti, tačiau susirinka tikrai aukšto lygio žaidėjai ir galbūt, mano manymu, pritingi gynyboje, todėl visos komandos prieš juos taip pat daug taškų sumeta ir kai kurios išplėšia pergalę. Sakyk, kaip jau minėjau, patenkate tarp 6 stipriausių ir užsitikrinate vietą atkrintamosiuose varžybose. Ir sakyk, ar teko darytis į turnyrinės lentelės apačią ir galbūt jau bandote rinktis varžovus? Ne, mes iš tikrųjų šio čempionato per daug nusireikšminam, žinoma, ateinam laimėti, bet mūsų tokia sudėtis nėra, kad galėtume, manau, užimti aukštas vietas. Tačiau stengsimės ir linkime savo komandai finalinio ketvirtį. Po rungtynių taip pat kalbiname ir Rotenos kolegijos trenerį Tomą Višniauską. Tomai, sveikinu su pergalė ir sakyk, kokios tai buvo varžybos? Žiūrovom įdomios. Lėmėsi paskutiniai, lėmė tiesiog pergalė kartu laimėjimas paskutinėse sekundėse. Tai manau, tikrai ir žiūrovom, ir žaidėjom tikrai buvo ką pasižiūrėti. Pirmadienį vakarą Marijampolėje. Tomai, sakyk, kas lėmė tokį aukštą rezultatyvumą? 96-95? Nenuleidimas rankų paprasčiausiai, nes didesnę varžybų dalį ir laiminėjom. Ir tiesiog sakiau visą laiką, nenuleidžiam rankų, 5-8 taškai skirtumas, reikia žaisti ir viskas. Varžybos baigėsi tada, kai paskutinis švilpukas, kaip sakyti, nenuleidom, parodėm charakterį ir laimėjom, manau tiek. Laimės dalykas, paskutinis ten metimai buvo. Kaip ruošėtės prieš šios varžybas? Niekaip, nesiruošė. Ar galbūt... Ilsėjomės, nes savaitgalį buvo RKL-as, gal vieną dieną poilsio turėjom ir jokių pasiruošimų. Netgi nežinom šiandien ryte, kiek žmonių konkrečiai bus, kas galėjo tas atėjo tą žaidį, visi gavo žaisti. Ledevilos komanda, vis tiek žinote jūs kaip individualius žaidėjus pavienius ir galbūt mintyse jau teko dėliotis, ką reikės dengti, kokią gynybą taikyti. Ar svarstyti tokius dalykus prieš rungtynes? Mes prieš vieną neapsidengsim, stosim į zoną. Zoną nepavyko visiškai apmėti tritaškiais. Vėlgi žinojom, kas meta 3 pagrindiniai žmonės. Ir kaip ir sakyti, taip ir tikėjomės, kad taip ir bus ir tiesiog taip gaus, kaip gaus. Ar gindamiesi išskyrėt kažkokią Ledevilos žaidėją vieną? Daugiausiai manau, kad šiandien Pelšas pridarė žalos, nes vėlgi, kiek girdėjau, jis daugiausiai padarė. Niekaip nesugebėjom atkirsti to pirminės atakos fazės ir labai daug žalos tikrai padarė geras žaidėjas. Ir sakau, šiandien bandėm vienai, paskui gal pakeitėm kitą žaidėją, tiesiog jis gal keičiau truputį paspaudė ir vėlgi, žmogus nėra, bet tas irgi pavargo, natūralus dalykas. Rungtynių pabaiga buvo tikrai dramatiška ir paskutinėmis sekundėmis pelnyti taškai išplėšė pergalę ir sakykit, ką paskutinės minutinės pertraukėlės metu sakėt savo žaidėjams? Nieko, visiškai sakiau, kuris pirmas ir variantų bandėm, galvėjom, kad galbūt Mušenkovą išleist, bet pamatėm, kad jau vėlgi per pirmą įsimetimą, kaip vos neprarandam kamuolių, kad nieko nebus, tiesiog
pirmas pastakė ėmė individualiais veiksmais ir Matas Vanageris patakė trūkį tritaškį, kad ko gero žiūrovai turėjo ką pamastyti ir pasidžiaugti. Tomai, sakyk, tokiuose dramatiškose varžybose kas lemia rungtynių nugalėtoją, kai rezultatas yra apylygis ar 1-2 taškų persvara? Psichologija. Pataikytas metimas, paėjo Mušenkovai keli tritaškai iš eilės, 2-3 taškai į priekį pabėgo ir, kaip sakyt, laisviau psichologiškai pasijautėm ir tas dalykas tiesiog, paskutinis metimas tai yra visiškai psichologija žaidėjų. Vėlgi, mes maždaug žiūrėjom, galvojom, kad parakomikas mes taip ir gavosi, kad jau darė tą, ką nepasisekė būtų Ledevila čia suvai prie mikrofono ir jie būtų tą patį pasakę. Tomai, sakyk, Ledevilos komanda tikriausiai daugam sukelia šiokių tokių abejonių. Kaip tokia sudėtį turinti komanda žaidžia taip banguotai? Todėl, kad, kaip sakyt, mes daugmaž pagrindas mūsų treniruojamės, kaip sakyt, RKL-as, didesnį pusė studentų lyga, vieni kitus plius minus žino, yra lengviau, jie susirenka tik tai varžybas pažaisti, tai vėlgi. Vieni žaidėjai yra aukštesnio meistriškumo, kiti žemesnio ir natūralu, kad taip ir yra. Bet manau, tikrai komanda gera su patirtim ir finalinis ketvirtis, manau, garantuotas. Prisimenu pirmąjį jūsų interviu, kai kalbėjote po pirmųjų varžybų, jog šio sezono tikslai nėra keliami aukšti, tiesiog duoti visiems pasižaisti, įtraukti jaunimą. Tačiau kol kas matom, kad Arotenos kolegijos komanda solidžiai atrodo čempionate ir sakykit, galbūt dabar jau tikslai keičiasi. Ne, patys tikslai, kaip šešetukas žaisim toliau, matysim kokią situaciją. Taip ir vėlgi jaunimą įtraukti, bet kad jaunimas, kaip ir sakyt, tikėjomės, šiandien tikėjausi, kad tikrai nebus įtemptos varžybos, atsipalaidavę, žaisim daugiau jaunimų leisiu, kad iš to jaunimo matai 7-7 žaisti. Tai jaunimas nerodo didelių pastangų, tiesiog RKL negauna laiko, tai norim čia suteikti laiko, bet kad iš tų žmonių ateina nedaug. Tai čia geriau vidinės mūsų problemos. Arotenos kolegijos komanda jau tikrai užsitikrino vietą atkrintamosiose varžybose ir galbūt jau tenka dairytis į apatinę turnyrinės lentelės pusę ir galbūt galvoti, kuris varžovas parankesnis, kuris mažiau parankus. Nieko negalvojom, ateinam žaisti ir viskas. Šiandien laimėjom, rytoj pralošim, tiesiog tokia diena pasitakė, laimėjom ir viskas. Jokių nesirinkimų varžovų, jokių dėsnimų. Kiekvienos varžybos einu laimėti, daugiau jokių tikslų nėra. Pabaigai sakyk, sezono tikslai yra? Užbaigti sezoną, be traumų, sveikai.